Kada nors svarstei galimybę savanoriauti? Šiame filmuke mes jums suteiksime informacijos apie galimus savanorystės taškus Pasvalyje. Pirmasis savanorystės taškas – jaunimo erdvė Mono arba Stereo. Čia galėsi prisidėti prie jaunimo erdvės tobulinimo. Norintys savanoriauti, palikite savo kontaktus mūsų miesto bibliotekoje. Daugiau informacijos rasite Facebook puslapyje Jaunimo erdvė Mono arba Stereo. Senelių namų gyventojams be galo reikia šilumos, tad jeigu nori juos pradžiuginti, nebūk abejingas ir aplankyk juos. Kitas savanorystės taškas – Vaikų dienos centras. Čia vaikams gali pasiūlyti kitokį laisvalaikio praleidimo būdą – pažaisti su jais ir pabendrauti. Vaikų dienos centras lauks jūsų kiekvieną darbo dieną nuo 13 iki 18 valandos. Visuomenės sveikatos biuras vykdo įvairiausias akcijas, minėjimus, šventes. Plačiau apie jos informacijos rasi Pasvalio rajono savivaldybės sveikatos biuro puslapyje. Na, o jei nori prisidėti prie jų veiklos, užsuk pas juos šiuo adresu. Tikriausiai kiekvienas esate matę prie parduotuvės durų vaikus ar suaugusius apsirengusius oranžiniais marškinėliais. Plačiau apie Maisto banko veiklą informacijos rasite adresu www.maistobankas.lt. Pasvalyje yra net 3 darželiai, kuriuose galėtum savanoriauti. Jeigu tau patinka vaikai, mėgsti su jais leisti laiką, žaisti, vaikų darželio auklėtojams tavo pagalba labai praverstų. Pasvalyje taip pat yra 3 mokyklos, kur užsukęs gali pasiūlyti savo pagalbą. Sekantis savanorystės taškas yra sutrikusio žmonių intelekto centras. Čia gali užeiti ir pasiūlyti savo pagalbą. Būsi visada laukiamas. Dar keli savanorystės taškai. Taip pat galite prisidėti prie įvairių organizacijų veiklos. Sąrašą rasite www.pasvalys.lt. Jeigu kyla kokių nors neaiškumų ar klausimų, parašyk žinutę į Facebook puslapį J Pasvalio rajono skyrius. Tikimės, kad šis informacinis filmukas pravertė ir motyvavo veikti. Nebūk pasyvas, būk aktyvas. Sėkmės!